Sveiki, aš esu Gitana, asociacijos Mirabilija vadovė ir mama suaugusios su negale dukros. Šiandien šiame epizode aš pasikviečiau Nidą ir Editą, kurios taip pat augina vaikus su negale, pasikalbėti apie kitokią motinystę, pasikalbėti apie šventinį periodą, pasikalbėti apie tai, kaip mes jaučiamės šiuo šventiniu periodu, na ir žinoma apie tą amžiną temą, apie paslaugų trūkumą. Podcastą mes filmuojame kaip asociacija Mirabilija ir jeigu pajusite, išgirsite, kad tai, ką mes kalbame, yra aktualu, kad tai yra naudinga, tai kviečiame jūs prisidėti prie mūsų veiklos ir paremti mus per mūsų svetainę mirabilijanamai.lt, kurią mes paliksime komentarų skiltyje aprašyme. Taigi, ačiū, kad sutikote ateiti pasikalbėti tokia tema, kur nėra lengva, man atrodo, vis tiek kalbėti apie tai, kaip mes gyvename kiekvieną dieną. Bet aš manau, kad mums reikia tai daryti, būtina tai daryti vien dėl to, kad visuomenė žinotų apie tai, kaip mes jaučiamės, ką mes išgyvename ir ką mes patiriame. Ir gal toks vienas iš motyvų, kodėl šiandien noriu apie tai kalbėti, kad visiškai neseniai susitikau pažįstamą, kuri, na žinoma, visi pokalbiai kaip visą laiką, kaip laikaisi ir žinoma, kaip visada klausimas apie dukrą. Ir ji mane šviesiai tiesiai paklausė. Sako, o tu jinai tiesiog klausė, kaip gyvena tavo dukra, pasakiau, kad lygiai taip pačiai, būna namuose ir taip toliau. Ir ji man taip žiūrėdama mane sako, o tu negalvoji, ką tu tokio padarei šiame gyvenime, kad tau Dievas tokį kryžių davė nešti. Tai pasakysiu atvirai, kad aš pasimečiau labai. Iš tikrųjų sutrikau ir ilgai galvojau, kodėl žmonėm taip atrodo, kad mes vaikštame neždamos kryžius, kad mūsų gyvenimai yra verti tokių palyginimų. Tai Edita, gal tada pradedam nuo tavęs, trumpai prisistatyk, papasakok apie savo sūnų ir kaip jūs gyvenat. Sveiki, aš esu Edita, auginu sūnų. Iš tiesų jisai neturi gimtos negalios. Kai buvo 8 metai, jisai susirgo onkologinė liga. Na ir buvo labai sunkus gydymas. Kiek galėjo būti pašalinių poveikių, viskas teko jam, nors iki tol buvo sveikas vaikas. Tai todėl aš turiu palyginimą, kai buvo iki ir po yra. Tai dabar jis turi klausos negalę. Tai viena ausimi visiškai negirdi, kita truputį su klausos aparatu. Tai labai apsunkina bendravimą. Ir taip pat turi sunkiai juda, nes kairė pusė truputėlį suparalyžiuota. Na tai dabar jisai namuose būna, nes irgi reikia nuolatinės priežiūros, tai mes gyvenam dviese. Vyrą prieš porą metų palaidojau, tai likom tik tai su sūnumi. Jisai baigė mokyklą, namuose aišku mokėsi, nes mokykloje nebuvo specialistų, kurie galėtų dirbti su vaiku, kuris turi klausos negalę ir kaip jam pritaikyti visas paslaugas, tai mokėsi namuose, mokytojai ateidavo į namus, aš jam tikrai labai dėkinga, nes tikrai sąžiningai mokytojai ateidavo. Po to mokėsi amatų mokykloje, kur, žinom, vienintelė turbūt mokymo įstaiga Alytuje, kur jau baigus mokyklą gali dar toliau tęsti mokslus neįgalieji. Tai baigė 2 specialybės ir aš labai džiaugiuosi, tačiau pabaigus tuos mokslus viskas taip ir liko, toliau sustojo, nes dabar jisai namuose, jam dabar 29 metai ir visas tas gyvenimas, tiek kiek mes kartu su Mirabilija darom ir kiek aš pati jį sugebu įtraukti į kažkokias veiklas, o taip, namai ir viskas. Nida, o kaip tu laikaisi? Man Nida labai visada patinka su savo tokiu pozityviu, geru požiūriu į visas problemas, į visus iššūkius. Ir mane labai dažnai, kada man būna kažkokios tokios situacijos, kur aš negerai, nejaukiai jaučiuosi dėl savo dukros negalios, kažkokie būna, aš visada prisimenu tą tavo pasakymą, kad
mūsų vaikų kažkokie dalykai yra ne mūsų problemos, o tos sveikosios visuomenės dalies problemos. Tai Nida, trumpai apie save, apie savo dukrą, kaip jūs gyvenate? Esu Nida, turiu dukrą Gustę, kuriai dabar jau 21 metai. Skirtingai nuo Igno, mano Gustė gimė jau su negale ir tas matėsi nuo pat pirmų gimimo dienų. Gal, ne nuo pirmų, gal nuo mėnesio laiko kažkur, bet aš visą laiką gyvenau su tokia dukra ir aš net neįsivaizduoju, kad jinai galėtų būti kažkokia kitokia. Daug turim problemų, ta mūsų negalė yra kompleksinė, ir protinė, ir fizinė, ir cerebrinis paralyžius, ir baisiausia turbūt, kas gali čia būti, tai epilepsija, mums baisiausias dalykas yra. Bet kai nebūna priepuolių, tada, kaip ir aš sakiau ne kartą, mes gyvenam normalų gyvenimą, nes taip ir turim gyventi. Dar yra 2 vaikai ir kažkaip man jie neįsiskiria. Visi 3 vienodai, kažkaip visi veikiam viską su visais kartu. Ir dabar tik tai 21 metai, šiais metais mes pabaigėme mokyklą. Ir irgi dabar susimastau, kad ką mes veiksim, kaip jūs kalbat, metai iš metų, nes dar kol kas irgi užtenka, ką duoda mums Gitana ir Mirabilija, nes tikrai neturėtumėm kur turbūt, tikrai. Ir aš dabar vis kuo toliau, tuo labiau susimastau, kad neturėsim kur dingt. Viskas. Dar šie metai kiti ir bus taip namai, namučiai. Tai vat, ką dar čia pasakyti, nežinau. Tai kalbėsim, dar daug temų paliesim. Tai aš tada gal irgi trumpai pasakysiu, kad mano dukra Kotryna, jinai yra 30, jai bus sausio mėnesį 35, jai yra cerebrinis paralyžius ir sunki fizinė negalia. Jai reikalinga taip pat nuolatinė slauga. Kotryna baigusi yra socialinių mokslų kolegiją, šiek tiek dirba iš namų, bet taip pat šiaip tai visas laikas yra leidžiamas namuose. Irgi kiek susiorganizuojam abi pačios, tiek ir turime, todėl kad iš valstybės kažkokių papildomų paslaugų kol kas nėra ir tos paramos tikrai nejaučiam. Bet grįžtant prie mūsų kaip mamų, kaip moterų, kurios tapo mamom, vaikų, kurie turi negalias, prie to momento, kai sužinojot diagnozę vaiko, kaip pasijutot, kaip išgyvenot, kokios buvo mintys ir kaip reagavot? Tau, Edita, tai apskritai turėjo būti, ko gero, labai sunku. Manęs dažnai klausia, kaip tu ištveri, nes iš tiesų, kai susirgo mano sūnus, tai mes, kai atsigulėm į ligoninę, tai aš iš ligoninės pati išėjau po 4 mėnesių į lauką. Tai visi klausinėjo, kaip tu tą išgyveni, o aš kažkaip gyvenau ir negalvojau, kad aš. Ir iš tiesų vienintelė mano buvusi kolegė, kuri atvažiavo ir paklausė, kuo aš tau galiu padėti. Ne vaikui, ne kažkam kitam, o man pačiai. Tai nes visi klausia, kaip vaikui, ką aš galiu vaikui padėti, o kaip mums gali padėti, tai sakau, vienintelė kolegė paklausė ir aš tada taip jį dėkinga buvau, kad jinai, nes aš negalvojau apie save, aš tiesiog kažkaip gyvenau, žinau, kad aš turiu būti su to vaiku, aš turiu jam padėti, turiu niekada nematyti mano ašarų, turiu visada būti linksma, patenkinta, viskas gerai, nes ir taip jam yra sunku, ir taip kažkaip sunku buvo. Ar pastebėjot, kad labai dažnai iš tikrųjų, jeigu atsiranda šeimoje ar vaikas su negalia, ar suaugęs,
visą laiką yra dėmesys visas skiriamas jam ir niekada nėra skiriamas dėmesys artimiesiems. Kažkaip niekas niekada neužduoda savo klausimo, o tai kaip tie, kurie šalia jo, kaip jie jaučiasi, ką jie patiria, kaip jie išgyvena. Ir visas dėmesys, visa gydymas, dar kažkas visą laiką yra skiriamas būtent tik tam asmeniui. Ir vat to, kaip ir tu sakai, Edita, niekas niekada nepaklausia, kaip jaučiasi tie šalia esantis, nes mes patiriam ne ką mažesnį stresą iš tikrųjų, ne ką mažesnę nerimą, baimę ir visus kitus dalykus su tuo susijusius. Nu, Nida, o kaip tau? Tu taip pozityviai visą laiką viską, tai tu pasakyk, kaip tau ten, kaip tu išgyvenai tai. Aš dabar klausau ir galvoju, kad aš gal dar neišgyvenau, gal dar išgyvensiu tai. Wow. Aš turbūt, žinokit, sakau, mano gal kita situacija už tai, kad aš mačiau nuo pat pradžių, mums nuo pusės metų prasidėjo priepuoliai. Tai aš, iš pat pirmų žingsnių su jie tokia gyvenau ir man nebuvo taip, kad aš iš karto gyvenau su tokia Guste, kokia jinai buvo. Ir aš kadangi neįsivaizduoju, kad jinai galėtų būti kitokia, tai aš dažnai užduodu šitą klausimą, nes kiti kažkaip bendraudami su manim klausia, ar tu tikrai suvoki, kad tavo dukra yra neįgali. Kai kurie net ir paklausia taip tiesiai šviesiai. Bet aš tikrai atrodo suvokiu, aš paskui pati galvoju, aš viską žinau, aš viską jums galiu pasakyti, visas diagnozes, kaip jinai elgiasi, kaip jinai gyvena, bet jinai kitokia negali būti. Ir viskas. Ir aš to kažkaip... Ta ir pirma diagnozė man buvo duota, kadangi buvo dar tik tai pusė metukų, tas cerebrinis paralyžius buvo užrašytas kaip dėl to, tik tai, kad mums gauti kažkokias tai, kažkokį įrašą. Nes irgi niekas niekada mums taip ir nepasakė, kodėl, dėl ko mums tai ir kas mums yra iš tikrųjų. Nes mes dar iki šiol nežinom. Taip, kad aš dar ir tos diagnozės laukiu vis dar. Supratau, tai gal tau dėl to taip ir yra, nes dar ir diagnozė nenustatyta. Mano Kotrynai tai diagnozė nustatė, kai buvo 10 mėnesių berods. Tai ten irgi tada buvo tie laikai, kai negalėjau nei pasigūglinti, nei išsigūglinti. Tiesiog mums gydytoja apžiūrėjo mano Kotryną ir pasakė, čia cerebrinis paralyžius, važiuokit namo, jeigu gausit vaistų, susileiskit, nueisit į mankštas ir, tiesiog taip ir išleido. Ir aš tada buvau jauna mama visiškai, man buvo 20 metų ir aš kažkaip galvoju, o kas yra tas cerebrinis paralyžius? Kažkaip paralyžius, supratau, kad kažkaip žmogus nejuda, bet kas tas cerebrinis? Tai grįžusi namo, įsėmiau tarptautinių žodžių žodyną, susiradau tą žodį. Ir tada supratau, kad smegenų. Ir tada iš vis nieko nesupratau apie ką tai. Tai mano Kotryna, jinai mažytė reaguodavo, gugavo, šypsojosi, kalbėjo tą vaikišką kalbą, tai man net nebuvo jokio tokio kažkokio, aš visiškai nejaučiau, kad su ja kažkas negerai yra. Paskui metams bėgant taip, tu matai, kad tavo vaikas neatsisėda, kad nelaiko galvos, kad irgi sekė begalė laiko sanatorijose ir taip toliau. Ir kaip tu ir sakai, Nida, aš irgi su tokia Kotryna nuo pat jos gimimo. Ir greičiausiai, jeigu aplinkiniai man niekada to nerodytų pirštu, tai aš niekada ir nesijausčiau, kad tai yra kažkaip kitaip, nes tai yra tiesiog mano gyvenimas. Ir netgi jeigu kažkam atrodo, kad mes nešam kryžių, tai tas kryžius yra mano asmeninis. Ir aš visiškai nesijaučiu, kad aš ten kažkokį sunkumą nešiočiau. Bet tai vėlgi, tai priklauso nuo visuomenės, kuri mums realiai kiekvieną dieną realiai parodo, kad žiūrėk,
tau yra kitaip ir tu esi kitaip. Nes, tarkim, Kotryna yra, kaip ir sakiau, fizinė sunki negalia. Aš negaliu su jie patekti su neįgalio vežimėliu ten, kur mes norim patekti. Dėl laiptų, dėl nepritaikytų patalpų, dėl begalės dalykų. Tai va tie tokie dalykai mums su Kotryna asmeniškai, tai sakau, kiekvieną dieną parodo, kad taip, jūs esat kitokios ir jūs šitoj visuomeniai turit jaustis šiek tiek kitaip. Tai aš pritarčiau Gitanai, kadangi mano kitokia sūnaus negalia dėl klausos, tai iš tiesų labai sudėtinga visokiose įstaigose nueiti, kadangi jisai protingas vaikas yra, viską nueinam, pavyzdžiui, į banką ir aš pasakau, palydžiu jį, pasakau, kad jis negirdėsiu jūsų, jūs aiškiau kalbėkit. Tai dažniausiai nusisuka, nebūtinai bankė, čia aš gal truputį perdėdu, bet kokioje įstaigoje atėjus, pasakau, kad gali sūnus neišgirsti, ką jūs sakysit. Tai būna taip, kad atsisuka ir pradeda su manim kalbėti, o su vaiku nekalba. Toks jausmas, kad jis tampa nematomu. Ir beveik visose situacijose. Dabar, pavyzdžiui, su gydytojais. Nuotolinės konsultacijos. Na taip, jeigu sveikas žmogus, viskas puiku, nuotolinės konsultacijos, bet pavyzdžiui, mano sūnus nekalba telefonu, jisai gali susikalbėti su pažįstamu žmogumi, bet su nepažįstamu jis nekalbės, ypač kai paskambina ir paleidžia visą tiradą žodžių, kur net sveikas ne visada išgirsti, ką tenai nori pasakyti. Tai su gydytojais tenka bendrauti man, nors turėtų ir galėtų ir jisai bendrauti, bet nuotolinės konsultacijos to neleidžia daryti. Tai begalė tokių dalykų, kur tiesiog nusisukam ir nekalbam. Tai juokingiausia būna, kai aš irgi stoviu ir tyliu, tai jisai neišgirsta, ką pasakyti, tai jisai sėdi, nes jis nesuprato, ko jo klausia, o aš taip irgi sėdžiu ir klausau ir tyliu. Ir tada pasimeta moteriškės arba vyriškai ir nežino, ką toliau daryti. Tai aš jau pasigailiu ir patarpininkauju ir sakau tuos žodžius, kuriuos sakė darbuotojas. Tai tikrai daug ištisai tų situacijų tokių. Bet jeigu taip pagalvojus, kodėl mūsų visuomenė taip kažkaip bando, kaip čia pasakyti, apsimesti, ar jiems nejauku kažkaip, ar tiesiog, jeigu tu matai, kad prieš tave yra žmogus, kuris kažko nesupranta, tai ar yra taip sunku tiesiog normaliai paklausti, tai kaip man su juo bendrauti? Niekada, nei vienas nepaklausti. Kodėl reikia apsimetinėti, kad staiga tu nematai to žmogaus, nematai to kažkokio kitokio bendravimo? Kodėl nepasistengti truputį šiek tiek daugiau, kad mes visi geriau jaustumės? Praktiškai nebuvo tokios situacijos, kad žmogus paklaustų, kad paklaustų, tai niekada nebuvo. Tik tai kartais būna, kad aš paprašau, jūs galite lėčiau ir aiškiau kalbėti, nereikia rėkti, tiesiog paprasčiau kalbėti, nes svetimas balsas, kad ir su klausos aparatu, bet svetimas balsas, jisai turi smegenys prisitaikyti prie to balso. Pavyzdžiui, aš tai susikalbu visiškai be problemų ir net pašnibždomis, nes prie mano balso pripratęs, bet kitas balsas jau kitaip yra. Tai nė karto nebuvo situacijos, kas paklaustų, o kaip man bendrauti. Tai mes ir norėtumėm pakviesti visuomenę, kad, jeigu jūs matote, kad yra kažkaip kitaip, negu mes įpratę, tai tiesiog normaliai paklausti, tai kaip aš galėčiau tai daryti? Tai aš dar norėčiau pridurti, žinot, kas paklausia, nes kadangi mes turim brolį mažesnį ir mažesnę sesę, tai paklausia vaikai. Ir ką aš visą dabar gyvenimą dirbau, tai aš visą laiką dabar stengiausi Gustę visur vežtis į kiekvieną Tajaus ir, dar vasarį ateis metas, dar jinai maža. Tajus mano sūnus, yra dabar jam 9 metai, jis yra 3. Nulinukuose, darželį, į visas šventes vežiausi, vedžiojausi, ėjom, dalyvavom. Nors buvo pradžioj pasakyta, kad gal jai bus per sunku. Nesakau, mums tikrai nebus per sunku, nes aš tada, kai pradėjau visur vestis, vaikai paklausė. Jie nebijo paklausti. Ne taip kaip suaugę. Jie turbūt bijo, aš įsivaizduoju, ko jie nežino, jiem geriau, kaip vasakot, nusisukti ir palikti tai ramybėje, ar ne? O vaikai jie visko paklausė. Ir aš kažkaip iš pradžių tai nelabai jaukiai jausdavausi, bet paskui galvoju,
kodėlgi ne, jie nežino, ar ne? Ir aš jiems papasakoju vieną kartą, antrą kartą, kitą kartą jau jie ateina pasiklausia, kaip ta Gustė, ir dabar netgi klausia, ją pažįsta. Kai ją pažįsta, tada jie nebesielgia kaip su kažkuo tai išskirtiniu ir kitokiu ir neįgaliu. Jinai tampa pažįstama, viskas aišku, kartais pasiklausia, o kodėl jinai neišlipa ten iš to vežimėlio ar ką. Viskas natūralu, aš atsakau, jie viską supranta. Ir aš netgi pastebėjau, kad man su metais daug lengviau, įdomiau yra vaikų pasaulyje, žinokit, gyventi. Ir aš dar kol kas ir gyvenu turbūt tam vaikų pasaulyje. Aš pastebėjau, kad būna gimtadieniai, man smagiau su vaikais praleisti laiką, negu su suaugusiais nueiti kažkur. Ir filmukus mes žiūrim mažų vaikų. Ir va taip va kažkaip nuo vaikų, bet aš manau, tą ir reikia pradėti, nuo vaikų rodyti, šviest tą visuomenę, nes yra tokių suaugusių jau ir metuose, kad niekaip. Tai aš dar irgi apie vaikus tai prisiminiau situaciją, kai mano sūnus buvo mažas. Ir aš tikrai turiu tokių draugių, kur, kaip sakau, nuo kūdikystės draugaunam. Ir mes visada bendraudavom ir jos vaikai su mano sūnum bendraudavo ir jie net neužfiksavo, kad jisai kažkoks kitoks. Ir jam tiesiog draugas ateina ir viską. Ir kažkada buvo gimtadienis ir buvo ten daugiau vaikų ir kiti vaikai paklausė, kodėl jisai kitoks. O tie mano draugės vaikai nesuprato, sako, ką reiškia kitoks. Sako, jisai toks kaip visi. Nes jie nematė, kad yra kažkaip kitaip. Jie įpratę visą laiką, kad taip yra. Ir jie net nematė tos negalios, kad ta negalė yra. Tai taip va, irgi, va, kaip sakai, vaikai kažkaip kitaip. Ir jie tada paklausė, paaiškinė jam ir viskas. Nes turi ją matyti, turi ją pažinti. Ir va, dar vieną situaciją vis tiek pasakysiu. Važiuojamgi mes visada neįgaliojo vežimėliu, Tajus eina šone ir pro darželį važiuojam ir ten visi vaikai išlėkia į lauką ir prilėkia kiti ir žiūri. Aišku, yra vaikų, kurie nematę. Žiūri per tą tvorą į tą vežimėlį, kas čia dabar ir pažįsta gal ir Tajų iš matymo kažkiek, kiti pažįsta, viskas gerai. Ir Tajus taip net irgi eina ir jis net atsisuko pažiūrėti, ką jie ten žiūri, taip nesuprato jisai ir, jam natūralu ir tas vežimėlis ir viskas, ir tai tiesiog turbūt reikia daugiau pažinti mus, ar ne? Tai ir pažinti. Ir įsileisti į tą, kad tai mes esam kaip ir visi. Bet gal čia yra dar ir mūsų pačių tokia kaip problema, gal kažkaip kitaip pasakyti, kad labai dažnai mes patys užsidarom namuose su tais vaikais, ypač su vyresniais, kad mes patys stengiamės vengti visuomenės, mes patys stengiamės kuo mažiau rodytis dėl daugelio priežasčių ir dėl nepritaikytos aplinkos ir dėl to požiūrio, bet iš tikrųjų tai kuo mes daugiau esame visuomenė, kuo daugiau visuomenė mus mato, tuo jai yra galbūt paprasčiau mus priimti ir priimti ir tuose stereotipuose tokiuose negyventi, kad žmogus būtinai turi atrodyti tik va taip ir ne kitaip. Tai va toks. O dabar, sakykit, grįžtam prie to šventinio laikotarpio. Visi ruošiasi kalėdom, prasidėjo kalėdinės fotosesijos, visi gražus, laimingi, su šypsenom. Kaip jums tas laikotarpis, kaip tos šventės didžiosios, kokios jos būna jūsų namuose, kaip joms ruošiatės, kaip sutinkate, kaip jaučiatės? Gal aš pradėsiu. Mes per švenčių laukiam, visi. Laukiam švenčių ir tas laukimas ir yra mūsų šventimas. Nes ta diena paskui greitai praeina ir ten ar taip, aišku, va taip. Bet tas laukimas yra smagus. Lemputės, aš labai daug pasakoju savo Gustei. Jinai nekalbanti yra visiškai. Bet jinai girdi, jinai viską supranta, ką aš pasakoju, jinai reaguoja, pas ją emocijos yra, jinai irgi taip pat labai laukia tų dalykų, kad atvažiuos pas mus močiutė, atvažiuos pas mus diedukai, visos tos tokios,
nusistovėję tradicijos, kas pas mus įvyksta per Kalėdas, per naujuosius ir apskritai per kitas šventes. Tai yra dažniausiai žmonės, jai artimi, pažįstami, mylimi ir tai yra labai gerai. Dar vienas dalykas, mes kaip ieškom kažko, kur užsikabinti, tai koncertai šventiniai visokie, bernužėliai, žemaitukai pas mus karaliauja. Tai čia yra kažkas nepakartojimo ir jos tos emocijos, visos džiaugsmo, nes niekas taip nesidžiaugia kaip jinai. Aplinkui niekas taip nesidžiaugia kaip jinai. Ir jinai užkrečia ir aš įsimylėjau tuos žemaitukus, bernužėlius. Man irgi koncerte smagu, nors prieš tai visai ten įsigyvenau ir tiesiog, mes laukiam švenčių. Aišku, pavargsti, nes prie to dar ir mama atvažiuoja pas mus ir tas sambrūzdis, daug ko reikia rūpytis, bet smagus tas pavargimas būna tikrai. Švenčių laukiam. O kaip pas jūs, Edita? Pas mus tai irgi, jeigu nesūnus pradėtų ir neragintų, kad gal jau einam puoštis, tai aš kartais, kadangi aš dirbu mokykloje, tai aš tiek nuo to šurmulio mokykloje, nuo tų šventimų, visų pasiruošimų, visom tom šventėm ir darbo tenai, aš taip pavartu, kad aš galvoju, aš namų turbūt nepasipuošiau. Bet paskui, kaip sako, tai gal jau pradedam puoštis ir paskui iš tiesų būna smagu, jis mėgsta irgi visokias dekoracijas daryti, viskas. Tai viskas gerai šeimos rate, taip, kol tai yra gyvi tėvai, kol visi suvažiuojam pas tėvus, tai šeimos rate taip, viskas smagu, viskas gerai, nes pažįstam aplinką, žinom, kas ir kai būna, laukiam tų dovanų, puošiamės ir taip toliau. Tačiau tai kūčios Kalėdos, bet taip ir užsibaigia tas viskas tam šeimos rate. Jeigu nori kažkur tai daugiau kažko, tai jau būna sudėtinga. Ir visą laiką reikia labai apgalvoti, kur tu galėsi išeiti. Pavyzdžiui, kaip sakot, jums koncertai visokie, ar ne? Mes praktiškai negalime į koncertus išeiti. Ateinam, pavyzdžiui, mes to šventės eglutės atidarimo šventę. Negalim ateiti, nes čia šaudo fejerverkai ir tada reikia išjungti klausos aparatą, išsijungti nuo viso to garso, nes per didelis garsas būna. Taip pat, ir taip pačiai koncertus eiti. Tas pats Svajonės nuostabus atrodo koncertas, irgi garsas būna didelis, jau aš negaliu eiti. Aš noriu eiti, bet aš jau kartu su vaiku negaliu eiti. Bet čia dalykai, kuriuos atsirenkam ir galim pasirinkti eiti ar neiti. Bet taip, viskas baigėsi šeimos rate ir, pavyzdžiui, kokie naujieji metai, kaip ateina, aš galbūt norėčiau išeiti pasilinksminti su draugais ar ne, su draugėmis ar ten kažkur tai kitur išeiti, bet žinau, kad sūnus neturi kur išeiti. O palikti jį vieną namuose, čia neišeitis, tada nei aš gerai jausiuosi, nei jisai gerai nesijaus. Tai arba jau tada ieškom kompromiso, kur galėtų kartu išeiti ir vėl visur kartu. Ir yra mes, Vanida visą laiką kaip kalba, pastebėt, jis sako mes, ar ne? Mes baigėm mokyklą, mes mokomės, mes viską. Taip, nėra atskirai, nėra asmenybės, kaip mamos nėra asmenybės ir nėra vaiko atskirai, nes mes viską turim daryti kartu ir darom kartu. Jo, ir tas tęsiasi 10, 20, 30 metų, 40 ir daugiau, nes čia labai gerai pastebėjai, kad taip, mes iš tikrųjų su tais vaikais niekaip negalime atsiskirti dėl daugybės dalykų. Ir jeigu būtų kažkaip ruošiama mūsų vaikai, tarkim, ruošiami ir mes, ir vaikai, kad ateis toks metas, kada savarankiškai galės jie gyventi savo gyvenimus, o mes kaip moterys, kaip mamos, taip pat galėsim savo gyvenimus savarankiškus gyventi. Tai kol kas Lietuvoje taip nesimato ir kol kas nesigirdi, bet tai yra iš tikrųjų labai sudėtinga. Nes viskas yra gerai, kai vaikui yra 10 metų, kai vaikui yra 20 metų, dar yra gerai, bet kai vaikui jau yra 30 metų ir tu vis tiek sakai mes, kai yra 40 metų ir tu vis tiek sakai mes, tai jau yra negerai. Jau sunku ir psichologiškai, sunku emociškai, sunku fiziškai ir visai kitaip. Mūsų su Kotryna šventės tai irgi jos turi būti labai apgalvotas iš anksto. Tarkim, aš pati irgi negaliu spontaniškai elgtis. Aš negaliu, jeigu man šovė kažkas į galvą ir eiti daryti, tai aš neturiu tokios prabangos. Mes turime
mes turime irgi labai apgalvoti, kur eiti, ar aš turiu iš karto aplinką susiplanuoti, ar bus laiptų, ar bus nuvažiavimas, ar bus privažiavimas, ar aš turėsim galimybę normaliai išlipti iš mašinos, kur aš galėsiu pasistatyti. Nu, tiesiog aš turiu logistiškai kiekvieną kartą susiplanuoti absoliučiai viską. Tai žinoma, iš vienos pusės galiu pasidžiaugti, kad visą laiką smegenys dirba. Tačiau vat, iš kitos pusės to, ne. Ir taip, mūsų irgi, tarkim, šventės su Kotryna, tai kaip ir sakei, šeimos rate tai viskas gerai, tačiau išeiti iš to įprasto rato tai yra tiesiog, praktiškai nebeįmanoma. Neįmanoma dėl daugelio priežasčių. Ir dar pastebėjau tokį dalyką, kad jeigu anksčiau, Kotrynai, kai buvo ten 10-20 metų, aš dar pati labai kažkaip stengdavausi atrasti kažkokių dalykų, kur mes ten galėtumėm pakeisti aplinką dar. Tai su amžium kažkaip rankos vis labiau svyra, motyvacijos vis mažėja ir daraisi gal pervargęs, perdegęs, jautiesi nebetiek turintis jėgų ir tai darosi vis sunkiau. Ir kartais toks būna, kad tos šventės ne tiek atneša džiaugsmo, kiek vėlgi, tarkim, iš mano pusės, nežinau kaip iš jūsų, bet aš vėlgi matau, kaip aš gyvenu kitokį gyvenimą, negu šalia esantis. Na ir kažkaip, jeigu paklausti, tarkim, savo vaikų, kaip jiems to šventės, ką jie patys atsakytų. Kaip manai, ką tavo Gustė kaip pasidžiaugtų? Gustė moka, sakau, džiaugtis labiausiai ir išreiškia. Aišku, aš nutylėjau apie tuos tamsiuosius mūsų bloguosius laikotarpius, kurių būna nemažai. Va tada būna labai sunku tikrai rasti, nes reikia atsikelti ir kažkaip tą ugnelę išlaikyti, o kitą kartą ir pačios rankos jau, kaip sakai, visokių dienų būna, ne visada būna linksma, tai tada būna labai sunku, bet stengiasi galvot, kad tuoj praeis tas tamsusis, ateis vėl šviesusis ir vėl viskas bus gerai. Bet jeigu viskas pas ją, kaip jinai nekalbanti, aš jos negalėčiau išklausti, bet viskas pas ją yra parašyta veide, kūne. Ir matyt, kad jai, kai jau blogai, tai jau blogai. Ir nežinai, kas blogai. Nežinai, ką skauda, kurioj vietoj. Ir nežinai, kaip padėti, tada, kaip būna sunku, baisiai. Bet, sakau, kažkaip ištveriam tą ir vėl ateina vėl tas gerasis, tada matai, kad jinai džiaugiasi, aš jau jos džiaugsmus žinau, ko jinai norėtų ir visada stengiamės bent jau per šventės, tai jau visą daryti, ką norim, nes jau tada būna šventės. Bet ką norim vaikai, taip, bet ne mama. Manęs nėra. Manęs dar nėra. Gal aš kažkada tai atsirasiu, aš taip galvoju, nes vis tiek tie ir mažesni vaikai galbūt išeis, gal tada mes, galbūt, kaip tu sakai, su metais, nes dar mums tik tai 20. O būna taip, kad toje motinystėje jaučiatės vienišos kažkaip su savo kitokia motinystė. Nebūna, kad jaučiatės, kad jauti vienatvę ir kad būni kartais nesuprasta ir kad pati savo turi labai padėti. Ne kartais, tai ištisai. Aš tai tikrai ištisai. Ir jeigu kas padeda iš tos vienatvės, tai turiu porą draugių iš vaikystės, kaip sakiau. Tai tos draugės, aišku, mūsų Mirabilija. Tai čia vienas iš pagrindinių dalykų, kur mes tikrai ir kartu bendraunam, ir pasikalbam, ir galim pasikalbėti, ir žinom, kad mūsų supras, ir paverkti, kai reikia, ir pasidžiaugti, ir pabendrauti, ir kažkokius darbus nuveikti. Tai tikrai šitas labai knygų skaitimas, kur aš jau galvau, čia būna pabėgimas nuo visko.
jeigu nebūni tiek pavargus, kad su knyga užmiegi, dar man sportas truputėlį, o netruputėlį daug sportas, kai atradau. Bet tas vienišumas tai visada. Nes, tiesiog kitiems žmonėms tu nieko neprivalai įrodinėti. Žinai, kaip gyveni ir kaip Vanida sako pozityvi. Aš irgi visą laiką labai pozityvi. Ir kai manęs paklausia, kaip gyveni, tai gerai gyvenu, kaip vaikas, tai gerai. Ir tuo baigėsi tas pokalbis. Ir paskui aš tik parėjus namo, kai atsisėdu, pagalvoju, negerai. Bet nepasakosi visiems, kad tau negerai. Pasigodė artimiausiam žmonėms, to ir baigėsi. Kažkaip stengiasi visada negalvoti apie tą, kad tu, kas tu išvis esi, ar tu vieniša, ar dar kokia, taip kaip ir sakiau, nesigalvoja, bet jeigu tik tai pradedi eiti gilyn ir galvot, jauti, kad bus blogai ir aš visada kažkaip stop, nutraukiu tas mintis, nes kuo gilyn, tuo tada jau visokių minčių tada būna apie viską, apie visus ir visaip tenai. Tai tiesiog nereikia to ir kaip sakiau, nuo to vienišumo tai išgelbsti dažnai, kažkas tai vis tiek išgelbsti. Man tai gal irgi natūralu, kad aš jaučiuosi kitokia mama negu aplinkui draugės, pažįstamos ir su amžium, su metais, tai tas kitoniškumas jis vis labiau ryškėja, vis labiau aiškėja, bet man irgi, kur aš geriausiai, žinokite, jaučiuosi, tai kai būna mūsų vasaros stovyklos. Man tos, 4 dienos sodyboje, tai yra pats geriausias laikas, kai ten mes tos mamos, kaip visos mamos, prieš nieką nereikia teisintis, prieš nieką nereikia kažkaip kitaip jaustis, prieš nieką nereikia kažkokių pasitempimų. Tiesiog esam ten tokie, kokie esam. Su savo vaikais, su savo ašarom, kai reikia paverkti, kai reikia pasijuokiam, net iš tų situacijų, kurios susikuria tenai per mūsų vaikus, per mūsų pačias, jos irgi būna išjaustos ir su humoru, ir su ašarom, ir su džiaugsmais, ir su vargais. Tai bet dėl to vienišumo, tai man tai, tarkim, labai yra svarbu ta mūsų bendruomenė. Kad jinai ir nedidelė, bet man taip yra svarbu, kad aš galiu pasiskambinti žmogui, mamai, kuri turi tokią pat, taip pat gyvena kaip aš, ir aš su ja galiu pasikalbėti, aš jai galiu išsakyti viską, kaip aš jaučiuosi, o tų jausmų būna visokiausių ir aš žinau, kad manęs nepasmerks, aš žinau, kad nesistebės, aš žinau, kad mane išklausys, nebūtinai net paguos, užtenka to, kad išklauso, išgirsta tave ir kažkaip ramiau pasidaro iš tikrųjų. Bet tą žmogų, tuos 1-2, bendruomenę turėti šalia savęs, kur tu gali bent retsykiais pabūti tuo, kuo tu esi iš tikrųjų, be kaukių, be kažkokių ten dirbtinių šypsenų, bet pabūti taip, kaip tu jautiesi, tai man atrodo labai labai yra svarbu. Ir man tai vienas džiaugsmas, kad mes esame. Taip, ir man aš dar paantrysiu. Aš dabar prisiminiau irgi tą situaciją. Aš kaip sakau, aš niekada nesusimastau, ar aš vieniša ar ne. Ir tik tada, kai Gitana mums organizavo tuos psichologijos kursus, kur atsimenu, dėl 10 seansų buvo. Ir psichologija turbūt, jai pratarė kokią 10 žodžių per juos visus, tai tik tiek. Tai aš tik tada supratau, kai mes kalbėjomės visos kartu, vienos su kitom, be jokio ten psichologijos, ir aš tada supratau, kad aš tikrai ir vieniša, ir turiu problemų, ar ne. Bet kaip man, ir aš tikrai kalbėdamasi supratau, kad daug ko turiu, visko, ir kaip man padėjo tie seansai. Aš prisimenu dar ir dabar. Tada tai buvo pirmieji mūsų seansai, Gitana. Tavo buvo pagalvojimas apie būtent mus mamas, mes ten be vaikų buvom ir kaip tu sakai, galėjom kalbėti, ką norim, kaip mes jautėmės, vis įsiliejom ten, mes visom prasmėm įsitaškė. Aš tai visą laiką labai, man labai iš tikrųjų rūpi pirmiausia tai mamos, kurios
turi vat vaikus, ypač su sunkia negale, nes ir kad būtent mamos jaustųsi emociškai stabiliai, emociškai tvirtai, tada mes galim padėti ir savo vaikams. Bet jeigu mes jaučiamės blogai, jeigu mes jaučiamės blogai emociškai, blogai psichologiškai, blogai fiziškai, tai mes iš tikrųjų nei savo galim padėti, nei savo vaikams galim tada padėti ir būti atspirtim. Ir dar, nežinau kaip jūs, bet pastebit, kad šalia visą laiką atsiranda, kad ne tik savo vaiku turi rūpintis, bet dar šalia būrys yra tokių, kuriais tu turi kažkodėl pasirūpinti, apie juos pagalvoti, jiems padėti. Nėra tokio. Labai yra. Ir aš kuo toliau, tuo dažniau pagalvoju, kada nors kas manim pasirūpins, aš ir tą, ir aną, ir trečią, ir ketvirtą, ir penktą darai. Galvoju, o kur aš, o kas man, tai aš tai su, pavyzdžiui, sūnui tai dėkinga, jis tai man kavos padaro ir atneša. Vakare gerdamas arbatą, kadangi jis sako, gal tu nori arbatos, tai atneš puodelį arbatos padaręs. Tai bent jau tiek turiu, tai irgi pasidžiaugiu tuo, bet taip, iš kitų, tai, dar turiu iš tiesų buvusias kolegės apie tas pačias, kur pasakysiu, kur paskambina, turiu bilietą į koncertą atliekamą, gal nori, visada pagalvoja ir pakviečia kažkur tai sudalyvauti, tai kokią edukaciją darželį, kokiem vaikam padaryti, tai tikrai labai dėkinga tom buvusiom jau dabar kolegėm, kur mes ten 20 daugiau metų kartu dirbom ir labai gaila tos mokyklos, kurią uždarė, bet likom draugėm visam gyvenimui ir tie draugai, kurie tavo tą istoriją nuo pat pradžių žino, su jais yra ir paprasčiau bendrauti ir smagu susitikti būna, o kiekvieniems naujiems sutiktiems nepasakoti visos tos istorijos. Nebūtinai ir įdomu jiems. Tikrai ne. O vis tiek prieinam prie to, kad apie tas paslaugas, apie tą paslaugų trūkumą. Kokių konkrečių, tarkim, paslaugų jums trūksta šiuo metu? Jeigu galėtumėte, jums paduoda visą meniu ir renkėsi man šito, tai kokių būtent labiausiai reikia? Aš gal pirmą pasakysiu, kad mums dar tik tai pirmi metai po mokyklos, tai aš kažkaip dar to viso meniu neapsvaršiau, ką aš galėčiau rinktis. Dar nealkana. Dar nealkana visai, bet kartais vis tiek pagalvoji, bet irgi turim pagalbos, močiutė atvažiuoja tas 2 valandas su vežimėliu, jos išeina, aš turiu labai tokį didelį atokvėpį, 4 valandų yra daug. Tai kažką galvoju apie asistentą, vis pagalvoju, bet aišku, kaip rast tą žmogų, su kuriuo užmegzt ryšį, ar ne? Ieškojimo būdu. Žinok, turi daug. Net jeigu kalbant apie tą žmogų, tai net nereikia tikėtis, kad tau iš pirmo karto pas tave tai žmogus, su kuriuo tu surasi ryšį, nes apie tas paslaugas irgi, apie tos žmonės, kurie turėtų padėti, ne visada jie būna tokie, kokių tu tikiesi jo. Tai tą žmogų atsirinkti, tai irgi užtrunka. Tai reikės kažką pagalvoti apie tai, nes tikrai reikės. Bet kaip sakiau, mes dar turim mirabiliją, turim dabar muziką nuostabę, turim mankštas. Labai noriu pasidžiaugti už visas šitas, ką mes turim. Ir taip mes dar gal kokie masažai ar kas, bet viskas Gitanos dėka kol kas. Tai ne tik mano, čia mūsų visų. Aš nesuku dėl to, aš negalvoju, nes aš ir nemoku turbūt tenai. Tu moki kitus dalykus. Tu moki pasakyti vieną sakinį kokį nors, kur mums visoms, kai atsimeni visą gyvenimą ir tada to sakinio eini su tuo sakiniu ir tada gyveni lengviau. Ko jums su Ignu? Aš tai norėčiau, kad darbo būtų. Kad galėtų dirbti, bent kadangi negali visos darbo dienos dirbti, tai nors 4 valandų per dieną, tai būtų labai puiku, kad kažkas tai būtų, bet kiek bandėm ką ieškoti, tai... Ar dėl to darbo ir įsidarbinimo galimybių, atrodo, kaip ir viešoje erdvėje
kažkokių ir istorijų sklando, ne, ir kažkokių iniciatyvų yra, bet nėra jums tokio jausmo keista, kad jeigu, atrodo, visko kažko daug vyksta, ne, bet jeigu tau kažko konkretaus prireikia, niekaip nerasi, niekaip negali atrasti, tiesiog nėra. Net kai būna pavasarį, gal čia būna ta šešėliavimo programa kažkokia, ne? Ir duodėjai, taip. Ir kai Alytuje ieško įmonių, kurios priimtų neįgaliuosius pabūti asistentais, pabūti toj darbo vietoje ir kažką tai padirbti. Tik kiek Alytuje įmonių atsirado, kad priimtų. Tai, žinau, Rimiai parduotuvėje, mano sūnus buvo Rimiai parduotuvėje tada ir jam labai patiko, kaip apie bandeles įrodė procesą ir sakė, čia konfidenciali informacija, sakė, man neišduoti, kaip čia receptų visų. Tai iš tiesų jam buvo įdomu, kad ir pabendravo su darbuotojais, tai vieninteliai, kurioj buvo. Žinau, kad dar kažkur tai keliose įmonėse buvo, bet iš tiesų tai niekas, net pabandyti porai valandų priimti žmogų su negali, gal jis puikiai galėtų tą darbą atlikti, bet pas mus visuomenė dar nepribrendus. Bet ar čia ne tai, kad nepribrendus, bet nėra tokio jausmo, kad niekada gal ir nepribręs? Kodėl mūsų žmonėse nėra tos atjautos? Nėra tokio supratimo. Gal aš ir klaidingai galvoju, matau, bet esu pastebėjusi, kad žmonės tik tai tada atkreipia dėmesį į šalia esantį su negale, su kažkokia liga, jeigu pačiam kažkas tai atsitinka. Jeigu pačiam atsitinka, jeigu pačio aplinkoje kažkas tai panašaus įvyksta, tada kažkaip persiverčia ir matymas, ir mąstymas, ir kažkokia atjauta. Bet jeigu šalia to nėra patyręs, tai niekada labai retu atveju tu iš to žmogaus sulauksi kažkokios atjautos, dėmesio. Aš net kalbu apie, tarkime, ir pačius tuos valdžios sprendimų priėmėjus, nuo kurių palaiminimo priklauso tokie dalykai kaip ar vaikai su negale turės laisvalaikį kažkokį, ar vaikai su sunkia negale turės kažkokius užsiėmimus, ar vaikai su sunkia negale turės kažkokią aplinką normalią pritaikytą mokymui, ar suaugęs su sunkia negale vėlgi turės galimybę išeiti iš namų bent vieną kartą per savaitę. Tiesiog tokie paprasti dalykai. Nes, tarkim, mano dukra taip pat, jinai visą laiką leidžia namuose. Ir kažkokios erdvės, kažkokių vietų, kur nesvarbu diagnozė, mane tai dar labai erzina, viskas, pas mus visos socialinės paslaugos, tai pirmiausia pagal kodus ir diagnozės. Jeigu tavo kodas yra toks, tai tau priklauso tai, bet jeigu tavo kodas kitoks, tau tai nepriklauso. Yra galbūt kažkokių ir tų bendražmogiškų dalykų, kur, ne pagal kodus turėtų žmonės skirstyti. Nemanote taip? Taip. Taip, sutinku, bet apie valdžios vyrus tai net nekalbu, nenoriu nieko sakyti. O kaip tu sakei, Gitana, kol nesusiduria, tai turbūt natūralu, nes į kitą žmogų įsijausti, jį pažinti, tam reikia, nežinau, kol pats nesusiduri, nepradedi mąstyti, neskiri tam laiko ir viskas. Bet tas žodis empatija, kur ar tu turi dabar būtinai susidurti su tuo, kad tu atjaustum kitą žmogų? Pas mus dažniausiai taip. Taip, tikrai taip. O jeigu taip pasvarstytumėm apie tą idealią sistemą, kur visos, kaip tavo diena turėtų tada atrodyti, kad tu sakytum, aš jaučiuosi, kad mano dukra valstybė vertina kaip žmogų, o ne kaip ant popieriaus vardą pavardę su diagnozės kodu. Tai ideali diena, idealus tas gyvenimas, tai turėtų būti, kad ko mes užsimanėm, mes ten einam, visur dalyvaujam, ko aš tik tai užsimaniau, ar ne, ko užsimanė mano dukra. Bet kaip sakei, reikia viską apgalvoti, ar ten bus tas, o gal ten nebus to, tai kiek yra tų visokių kliūčių. O visa kita, tai pas mane ir taip idealu, jeigu tik tai man nerodytų pirštu, kad negi, tu netokia, kaip visi. Jūs netokie, jūsų šeima netokia.
Tai va jeigu be tų parodymų, be tų priminimų, ko aš labai nemėgstu, net kitą kartą iš savos aplinkos sulauki tos stiprybės, tau kantrybės, man jau tie žodžiai kaip Dieve tu mano. Ir aš kažkaip net iš pradžių tai stebėdavausi, aš galvoju, dėl ko čia man tos stiprybės, gal dėl Tajaus, nes Tajus toksai yra sudėtingas vaikas, gal dėl jo čia žino apie visas tas mano problemas visų vaikų. Paskui tik tai, taigi galvoju, taigi čia apie Gustę, visą laiką visi turėjo omeny ir giminės dar tolimesni, vis dar ir dabar švenčių proga man stiprybės, kantrybės. Apie karmą nekalbame? Ne, čia svetimi daugiau paklausia, atsiranda dar tokių. Tai va, jeigu nebūtų tų priminimų man iš kažkur, iš visų pusių, tai aš iš vis idealiai gyvenčiau. Kaip tavo, Edita, turėtų diena atrodyti? Tobula, kaip moters, kaip mamos, kurios vaikas jau yra suaugęs? Turbūt būtų gerai, kad turėtų, kaip sakiau, darbą ir galėtų išeiti kažkur tai dirbti porai valandų, bent jau porai valandų per dieną. Gal galėtų kažkur tai atskirai gyventi, gal netoliese, kad nebūtum ten pat, bet šalia ir prireikus galėtų padėti. Daugiau nežinau, kažkaip. Aš tai irgi norėčiau, kad mano dukra savarankiškai galėtų gyventi. Ir aš norėčiau gyventi savo gyvenimą, ir aš norėčiau, kad jinai gyventų irgi savo gyvenimą. Ir kad lygiai taip pačiai, kaip sakai, kad jeigu jinai užsimanė kažkur išeiti, kažką pamatyti, kad tai būtų sąlygos tai padaryti. Ir lygiai taip pat aš, kad galėčiau elgtis taip, kaip man norisi, jeigu aš užsimaniau šiandien kažkur važiuoti, tai ir turėčiau tą galimybę, man nereikėtų pirmiausiai logistiškai susidėlioti, kas gali ateiti, pažiūrėti, sutvarkyti, pervežti, nuvežti, paimti, padaryti. Tai jo, mano tobula diena irgi būtų būtent va tokia, nes berods Švedijoje, man atrodo, apskritai Skandinavijoje yra vaikas, nesvarbu su kokia negalia, jis yra ruošiamas, kad jis gyvens savarankiškai. Ir tam yra sudaromos sąlygos, tas vaikas tam yra rengiamas, tėvai lygiai taip pačiai. Ir ten yra žinoma ir pasirinkimo laisvė, kur tas vaikas gyvens tam pačiam mieste, kitam. Tiesiog pas mus dėja visa ta sistema taip buksuoja, kad mes ir toliau tėvai turime tą naštą tempti. Nesvarbu kiek metų, nesvarbu kaip, tiesiog valstybė kaip ir nelabai įdomu toksai, kaip visiškai gauname mes ten tą neįgalumo pašalpą, slaugos pašalpą ir viskas tuo kaip ir pasibaigė. Ir dabar kalbantis, tai realiai matom, kad begalę dalykų tai sprendžia tokios asociacijos bendruomenės kaip mūsų. Užimtumo, laisvalaikio ir pagalbos kažkokios iš valstybės, tokios didesnės, tai kaip ir nelabai sulaukiam. Tai aš tuo dar ir noriu pasinaudoti progą ir paprašyti, kad jeigu jūs galite prisidėti prie to, kaip mes, prie mūsų veiklų, kad mums būtų lengviau gyventi, patogiau gyventi, tai iš tikrųjų labai kviečiu mus paremti ir paremti mus per mūsų svetainę mirabilienamai.lt, kurios nuorodą mes įdėsime komentarų skiltyje. Na ir paskutinis klausimas, prieš paskutinis gal. Iš kur semiatės tos šviesos, tos vilties ir energijos ir tų resursų, kaip pasipildote ir ypač po šito šventinio laikotarpio, kuris laukia mūsų, po to chaoso, po to šurmulio, iš kur pasisemet jėgų gyventi toliau? Aš tai tokio esminio šaltinio kaip ir neturiu, aš kaip ir sakiau, mes vis dar ieškojimų kely. Mes vis ieškom, bet pirmas dalykas tai yra, kaip irgi minėjai tu, Gitana, kad neužsidaryt namuose. Svarbiausia yra neužsidaryt nuo visų ir reikia eiti ieškot ir to šaltinio, ir tos vilties, ir būtinai tam ieškojimo kely vis tiek tu kažką tai rasi.
aišku, surandi ne tik gero ir blogesnių, bet visada tas geras surastas atperka visus tuos blogus. O jeigu iš tokių pastovesnių šaltinių, kur aš žinau, kad aš tikrai galiu, tai kaip ir minėjau, užuovėje mano yra Mirabilija, kaip mes ten ir kartu pasibūnam, ir dar mano užuovėje irgi skaitymas, pabėgimas, kažkur pasisemtos tokios, tai irgi gražių minčių, aš dabar labai jautri pasidariau, tai skaitau, verkiu, aš įsiverkiu, man taip gera, tiesiog ar ten kokį filmą gerą pažiūrėjai, irgi įsiverkiai, įsitaškiai ir tu jautiesi tada, nusimetus kažkaip visą tą, ar ne? Tai vat ir, kitą kartą smulkmenos tokios, tam gyvenime mūsų atsiranda kažkokia smulkmena, kažkokia viltis sužiba, kad ir žmogus, ar ne, kad ir tam koncerte, pasitaiko kartai, žinokit, tokių dalykų mane nustebina, kaip mano dukra mane iki dabar stebina vis. Tai atsiranda ir žmonių tokių gražių, gerų, supratingų ir net kitą kartą aš pažiūriu juos kaip į, galvoju, gal nesuprato, kad čia mes kitokie, ar kaip čia taip, ar ne. Bet nustebina kažkas ir tada tas labai atgaivina ir pripildo tave gal net metam, o gal net ir 2 į priekį. Aš tai irgi gal pirmiausia, tai Mirabiliją irgi pasirinkčiau, aš ne nuo pat pradžių dalyvauju šitoje organizacijoje ir labai džiaugiuosi, kad ją atradau ir prie jos prisijungiau. Tai tikrai ir tos visos veiklos, kurios mes sakėme, Mirabilijos, ta pati stovykla, tos pačios mankštos, muzika ir visa tai iš tiesų ateina ne už dyką, viskas kainuoja. Tai aš tų pačių paprašysiu, jeigu galite, prisidėkit prie mūsų organizacijos parėmimo. Nes tie mamų susibūrimai kartu ar su vaikais, ar mūsų atskirai be vaikų, ypač mūsų pabėgimai nuo vaikų, kad ir trumpi tenai, tikrai duoda daug jėgos ir palaikymo, nes tu aplinkui turi žmonės, kurie supranta tave, tai tas labai padeda. Geros draugės, senos pora, kurias, kaip minėjau, turiu, tai man čia irgi visada paguoda. Šeima, dar tėvai, kol turiu irgi, tai irgi visą laiką žinai, kad pagelbės visose situacijose, kuriuose reikia. Ir dėl jų dėka aš galiu, pavyzdžiui, kartais išvažiuoti su nakvynė kažkur, tai, nes tada žinau, kad dar tėvai gali pasirūpinti mano sūnumi, nes naktį jisai vienas nepasilieka. Pabėgimas į knygų skaitimas ir filmų žiūrėjimas, tai aš verkiu. Ištisai aš čia jau beveik verkiau, tai irgi. Ir paskui galvoju, gal čia visai nebuvo graudu, bet net bet kokią istoriją ten internete skaitydama apsižliumbiu ir viskas gerai, paleidžiu tas emocijas kažkaip, tai ir vėl gerai, nes labai dažnai tos emocijos kaupiasi ir tada jau blogai, kai indas persipildo. Man tai gal irgi labai, man tai didžiausias įkvėpimas ir toksai, tai žmonės iš tikrųjų. Nes, kaip ir sakė, aplinkui, iš tikrųjų tiek yra tų tokių gerų žmonių, kurie ir padėti nori, ir supranta, ir, kad ir, šiandien čia filmuojamas, taigi ne šiaip, čia Alytaus gidui, ačiū. Kurios, kam sakau, Ramūnai, gerai. Tai toks, ir tikrai, man tai pagrindinis, sakau, šaltinis, tai yra žmonės. Yra žmonės, su kuriais aš galiu pasikalbėti, kartais ir išsiguosti, ir išsirėkauti, bet jo, ta bendruomenė ir tos žmogus, kuris tave gali išklausyti, tai yra be galo svarbu. O ką norėtume dabar pasakyti, po tokį palinkėjimą mamai, kuri per šventes liks viena su savo vaiku, kuris turi sunkią negalią, kuri jausis vieniša? Gal pasikartosiu, kad visom išgalėms stengtis neužsidaryti vieniems namuose ir eit, nesvarbu kur, kažkur eit, kažką veikt, kažką daryt ir kaip sakau, vis tiek kažką tai rasi.
ne tikgi blogo, vis tiek ir gero turi surasti. Ir tų žmonių yra, ir tų situacijų, ir tikrai kažkas tai tave iš ten ištrauks. Nu, aš taip manau. Svarbiausia neužsidaryti ir ieškot. Ieškojimų, kaip ieškoti reikia, ieškojimų būdų. Ateikit pas mus. Tai Mirabilija. Taip, aš tai gal irgi norėčiau pasakyti, kad, jeigu šiandien jautiesi blogai, tai, visada po tos tamsios nakties ateina rytas. Visada, tiesiog ir ieškoti savo kažkokios paspirties, pagalbos, žmogaus, kitos tokios pat mamos, kuri suprastų, su kuria gali pasikalbėti, su kuria gali išėti į miestą kavos atsigerti, su kuria gali papletkinti atsisėdus. Tai yra be galo svarbu. Na ir paskutinis sakinys. Jeigu šios laidos klausytųsi jūsų vaikas, ką jam norėtum pasakyti? Ką Nida norėtum pasakyti Gustei? Labai paprastai. Jinai manęs, jeigu dabar klausosi, Gustytė, girdi mane, pareinu. Tuoj pareisiu tikrai. Ir mes abi eisim žiūrėti koncertą. Ignai, aš tave myliu ir labai džiaugiuosi, kad esi mano gyvenime ir praskraidi tas akimirkas, kai man būna labai sunku. Ir pasakai, einam kažką konstruoti, atneši kavos puodelį, tai dėkinga už tas akimirkas, už tas, kad einam pasipuošti kambarį ir padarykim ką nors kartu. Kotryna, aš tave labai myliu. Tu esi pati geriausia mano mergaitė, mano geriausia draugė. Ir dar mes labai daug visko turėsim matyti gražaus. O dabar eisim ruoštis šventėms ir vis tiek pasipuošim namuose eglutę. Tai ačiū labai, kas mūsų klausysitės, kas girdėsite. Na ir paskutinis prašymas. Jeigu jūs jaučiate, kad galite ir norite prisidėti prie mūsų veiklos, tai dar kartelį prašom jūsų užeiti į mūsų svetainę mirabilienamai.lt, pažiūrėti, ką mes veikiam, kuo mes gyvenam. Na ir jeigu galite prisidėti prie mūsų veiklų. Ačiū Jums labai.